Buvom prie ežero, prie Pailgėje, ten nuomojamės namelį, vaikai visą dieną mirksta vandenį, kepam šaštus, laukiam draugų. Mes gavom pranešimą, kad Balsio ežere skęsta 2 paaugliai. Vienas iš paauglių pradėjo skęsti, o kitas paauglys, nemokėdamas gelbėti, šoko gelbėti savo draugo ir to pasėkoje abu nuskendo. Dabar, kai gyvenimo tempas toks didelis, vėl norisi prisiminti tą tokią ramybę, kai aplinkui tylu, ramu, užmeti meškerytę, nepagauni nieko. Bet vis tiek, meditacija. Nuvykus į įvykio vietą, pasirodo, kad ten yra apvirtus valtis ir skęstančių nebėra. Ir mums teliko atlikti paiešką po vandeniu. Radom 2 nuskendusius kūnus, žvejų kūnus. Tai buvo bandymas gelbėti kolegą be pagalbinių priemonių. Žvejai neturėjo gelbėjimosi liemenių ir tiesiog nuovargis ir jie nuskendo. Šią vasarą praleidom prie ežerų, be galo dievinu saulę, degintis, dukra tuo tarpu mokinasi plaukti su vandens slidėmis, o sūnus šokinėja nuo tiltelių. Nuvykę į įvykio vietą mes radom jauno žmogaus kūną, kuris jau buvo nuneštas nuo tos vietos, kuris iššoko už kilometro. Ir jo galvoje buvo labai didžiulė atvira žaizda, kuris atsirado jam šokant stačia galva nuo krantinės ir atsitrenkus į ten matomai į akmenį ir atsivėrė didžiulė žaizda, ko pasėkoje jis prarado sąmonę ir nuskendo. Maudynės, sutemus nuogiems, įvairūs dūkstantis vaikai ant plaukiojančių čiužinių. Viskas kaip priklauso standartinio šašlykų ir ežero kontekste. Tas iškvietimas, kad skęsta jaunuolis Pilaitėje Gelužio ežere. Žmogus jau buvo paniręs, pagal pirminę informaciją jisai nemokėjo plaukti, o draugai taip pat buvo šoke, nes draugai nesuprato turbūt patys, kaip jie galėjo tą momentą praleisti, kaip jie galėjo nepastebėti, kad jų draugas įbrido į vandenį ir jau nebeišpelė. Vasara su paaugliais yra turbūt nuolatinė kova su telefonu. Skaitimas nemotyvuoja, todėl tenka pasimti, nežinau, stalo teniso raketės, maudymuką ir varyti kažką veikti kartu. Gavom pranešimą, kad Neries upės krante rasti vaiko rūbai. Nuvykę į įvykio vietą pradėjom paiešką po vandeniu. Vaiko kūną radome nutolusį nuo rūbų apie 30 metrų atstumu.